Brangus gedulingų pamaldų laidotuvių dalyviai. Błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej, którego członkinią była świętej pamięci siostra Niole. Palaimintasis Honoratas Kožminskis, kuris buvo Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėjas, pisał, że każda siostra powinna być człowiekiem zmartwychwstania. Prašė, kad kiekviena sesuo turi būti prisikėlimo sesuo, prisikėlimų žmogumi. Rozumiejącym, że Wielkanoc przychodzi po Wielkim Piątku i że pozwala ona chodzić w blaskach nowego życia. Žmogumi, kuris suprastų, kad prisikėlimas ateina po didžiojo penktadienio ir kad tas prisikėlimas suspindėtų naujom šviesom. Odejście naszej siostry Niole w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego po latach dojrzewania, również przez cierpienie, jest jakby ilustracją tych słów. Ir mūsų sesers iškeliavimas Kristaus prisikėlimo rytą po didelių gyvenimo kančių yra tarsi iliustracija šito įkūrėjo žodžių. Kochana siostro Niole, swoim życiem wpisałaś się trwale w historię naszego zgromadzenia. Miela sesė Nijolė, savo gyvenimu įsirašei labai giliai į mūsų kongregacijos istoriją. Jesteś znana niemal wszystkim siostrom, które posługują nie tylko na Litwie, ale i w innych krajach. Esi žinoma beveik visom seserim, kurios tarnauja ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasauliu. W Polsce, w Ameryce, na Łotwie, w Rzymie i w Afryce. Lenkijoje, Romoje, Amerykoje, Latvijoje ir Afrikoje. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej dziękuję za dar Twojego życia, które wypełniłaś mądrością i dobrocią. Marijos tarnaičių kongregacijos vardu dėkoju tau už tavo gyvenimą, kurį priplydai išmintimi ir meilę. Za umiłowanie powołania zakonnego i duchowości ojca Honorata, który był Ci bliski. Ačiū už pamilimą vienuolinio savo pašaukimo ir dvasingumo palaimintojo Honorato, kuris tau buvo labai artimas. Dziękuję za to, że będąc osobą tak zasłużoną dla Litwy, pozostałaś skromna. Dėkoju, kad būdama tokia nusipelniusi asmenybė visai Lietuvai buvai tokia kukli. W tym, co robiłaś, nie widziałaś nic nadzwyczajnego, mówiąc, że wszystko zostało nakreślone przez Bożą opatrzność. Tame, ką tu darei, nematei nieko ypatingo ir nesakei, kad viskas yra tik tai Dievo apvaizdos malonė. Tym, co porusza najbardziej w Twojej postawie, jest męstwo, odwaga i bycie wolną, nawet wtedy, gdy przyszło Ci żyć pod opresją komunizmu. Tai, ką žavi tavo asmenyje, tai yra tavo drąsa, gebėjimas būti laisvai net tada, ką tu išgyvenai komunizmo laikotarpiu. Twoje męstwo może budzić jedynie milczący szacunek, bo brakuje słów, by je opisać. Tavo tvirtybė tik tai sukelia didelę pagarbą, nes trūksta žodžių aprašyti tai, ką tu padarei. Jego źródłem była głęboka wiara. Tavo tvirtumo šaltinis buvo gilus tikėjimas. Umiałaś patrzeć na historię swojego życia w perspektywie wiary i przyjmować to, co przynosiło życie, w tym także doświadczenia trudne. Sugebėjai savo gyvenimą žiūrėti per tikėjimo perspektyvą ir galėjai priimti tai, kas tavo gyvenime buvo pakankamai sunku. Emanował z Ciebie ogromny spokój, świadomość tego, kim jesteś, jaki sens i cel ma Twoje życie. Iš tavęs spinduliavo sąmoningumas, suvokimas, kas tu esi ir matei savo gyvenimo tikslą. Droga siostro Niole, byłaś kobietą nadzwyczajną, mocną duchem, mądrą, głęboką, serdeczną i uśmiechniętą. Brangi Nijolė, tu buvai moteris tokia ypatinga, kuri buvo stipri savo išmintimi, dvasia ir nuoširdi, ir tavo šypsena buvo ypatinga. Dziękuję za Twoją miłość, serce i za wszelkie dobro, które najpełniej zna Bóg. Ir dėkoju už tavo meilę, už tavo širdį ir už tą gerumą, kurį geriausiai pažino Dievas. Wiesz już więcej, widzisz lepiej i bardziej rozumiesz.
Jau dabar žinai daugiau, matai geriau ir labiau viską supranti. Ufamy, że znalazłaś już w miłosierdziu Boga pokój i szczęście. Tikime, kad Dievo gailestingume suradai ramybę ir laimę. Zostajesz w naszych sercach, w naszej pamięci i modlitwie. Odpoczywaj w pokoju. Pasilieki mūsų širdise, mūsų mintise ir ilsėkis ramybėje. Visagalis Dievas nusprendė mūsų seserį Nijolę pasišaukti šio gyvenimo pas save. Jos kūną šiandien atiduodame žemė, iš kurios buvo paimta. Prisikėlęs iš numirusių Kristus vėl atnaujins mūsų mirtinguosius kūnus ir padarys juos panašius į savo garbingąjį kūną. Paveskime savo seserį Nijolę Viešpačiui, kad primtų ją į savo ramybę, o jos kūną prikeltų paskutinėje dieną. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Melskime tad Viešpatį už mūsų seserį Nijolę. Ir atsakinėkime po kiekvieno kreipinio, meldžiame tave, išklausyk mus. Tu verkėjai dėl Lozoriaus mirties, nušluostyk liūdinčiųjų ašaras. Tu prikeldavai mirusiosius, prikelk mūsų seserį amžinajam gyvenimui. Tu pažadėjai rojų atgailaujančiajam piktadariui, nuvesk šią mūsų seserį į dangaus džiaugsmą. Tu nuplovei mūsų seserį krikšto vandeniu ir paženklinai šventuoju patepimu, priimk ją į savo šventųjų ir išrinktųjų šeimą. Tu maitinai mūsų seserį švenčiausiojų savo kūno ir kraujo sakramentu, priimk ją į savo amžinosios karalystės puotą. Tu matai mus, liūdinčius dėl savo artimųjų mirties, sustiprink mus tikėjimo paguoda ir amžinojo gyvenimo viltimi. Tėve mūsų, kuris esi dangoje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Meldžiame tave, Viešpatie, būk gailestingas šiai mirusiai mūsų seseriai Nijolei, kad už savo kaltes ji nebūtų baudžiama, nes stengiasi vykdyti tavo valią. Kaip čia tikėjimas jungia ją su tikinčių būriais, taip tavo gailestingumas tesuvienyje ją su angelų pulkais. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
amžinai atilsį duok mirusiai viešpatė ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Iš žemės mūsų kūrė viešpatė ir prikelk mus teismo dieną mūsų atpirkėjo. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai danguje.